Ką, sveiki. Žodžiu, dienos vis trumpėja, vakarai ilgėja ir aš žiūriu vakarais važinėdamas, kad aš nieko nematau. Tai šiandien užsisakėm tokį vieną dalyką iš žmogelio. Tai dabar galim eiti į garažą ir parodysiu, ką užsisakiau. Nu va, perskeliam į garažą ir žiūrim ant stalo, kas šiandien įkrito į paštomatą. LED baras. Žodžiu, retai žmonės deda ant pirdų tokius bairius. Jau biškį žiūrinėjau, užsipakavau čia veržlės 2 6 mm laikikliui ir 2 varšiukai. Nu tai čia visai paprastai susideda jie. Yra va, aliuminis laikiklis. Čia yra vietos padarytos veržlėm. Abiejose pusėse. Įsikišo viskas normaliai. Tai dabar galim pradėti. Viena yra. Kita irgi įsidėjom va. Dabar paėmam. Dar kad trečią pusę geriau būtų. Na jau čia taip. Atitaikom skylutės. Įsikišam varščiuką. Gal aš nusimsiu pirštinės, ant biškį nepatogu dabar. Atitaikom skylutės va ir įsikišam. Tai dabar čia su pliusinė atvirka paėmam ir prisukam. Tada kitą pusę irgi taip pat. Nu va, ir turim laikiklį. Dabar galim nuimti plėvelę. Ir čia šitie bus naudojami pritvirtinimui paskui. Tai pasidedam kur nors nušaliau, aišku, nepametam. Ir galėsim nusimti veidą. Tai, žodžiu, turim čia nenaudojamų knopkę. Čia viena yra nenaudojama. Tai jungsim LED barą prie tos. Čia buvo ventiliatorius. Bet, kaip sakiau, praeitam video žiūrėsim irgi, kas negerai ventiliatoriui. Bet čia ateityje jau. Kai keisim angelus, to pačiu parodysiu visą, kaip viskas susivest, prasivest angelus iki batarkės, pasidaryti knopkę, viską parodysiu. Tai dabar vat jau nusiėmėm veidą. Ir čia, kaip matot, biškį yra laidyno balaganas. Neaišku, ai matau bėdą jau, man atrodo, vėl ventiliatorius neveikia. Jau čia, man atrodo, nebekontaktuoja. Ai ne, nu kažkas buvo tada, reikia žiūrėti. Ir jungsim tą LED barą, jaučiu į šitą vietą, vat, grynai po angelais, po visom lempom. Kad nelabai matytųsi jisai, bet šviestų. Dabar kaip nors patogiau čia, pabandydami nenutraukti laidų. O posūkis išrinksimės. Čia. Išsiėmėm vieną posūkį. Tai čia NRG paprastai išsiėma, tiesiog yra metalinė viela, ją įspaudžiat ir traukiat už fiškės. Ir išsiėma gražiai. Nu va, ir dabar turim biškį laisvesnę darbo vietą. Maždaug kažkur čia tvirtinsis po visom lempom. Tai dabar reikės išsigręžti skylę varžtui. Dabar turim skylutę. Greit pasižiūrim, ar varžtas pralys. O, kaip gražiai. Arba tokią pačią, gal darom laidam pravest. Jau šreik nusim laikiklį. Gerai, karoči. Nu, biškį teko nusimti tą visą laikiklį. Ir bandysim per naują, tai prasivedam vėl laidukus. Gražiai. Ir tada šitą varžtą. Prašau. Bet ką patariu pasiimti tokius dalykus instaliuojant, tai va, Loctite'as. Sriegių klijai, kitaip vadinasi. Tai biškį patepsim, kad neatsiveržinėtų tas LED baras mums važiuojant. Nu va, užtenka lašiuko labai mažo. Ir dabar prilaikant LED barą prisisukam veržlę.
Tai dabar nusimsim vairo plastiką, kadangi visi mygtukai ten yra už to vairo plastiko. Žodžiu, ant naragai irgi labai paprastai nusiema, viskas čia paprastai nusiema, nereikia jokių papildomų įrankių. Tai tiesiog atsisukam veidrodį arba veidrodėlius, jeigu pas jūs du. Čia va, paimam, atsisuka, įlaikom vairo plastiką, kad neišskristų. Siemė veidrodis ir nusiema plastikas vairo. Va, paprastai. Ir dabar turim prieigą prie visų šitų mygtukų. Tai galvojau dar prie ilgųjų jungt. Prie ilgųjų, ta prasme, mygtuko šito, kad LED baras kartu su ilgosiamis jungtų, bet nėra daug vietos labai jau. Ja, tai manau, kad tiesiog teks jungt į tą nenaudojamą mygtuką. Tai paprastai pasiemam minusinę tvarką, užkišam ir gražiai turėtų išsimti, jeigu nėra priklijuotas. Esu pasiėmęs va tokių iš AliExpreso, čia tie, kur užsimauna ant laido ir kai jį pakaitinė, jisai karočią susitraukia. Tai va tiem kontaktam čia pats tas yra. Tai tiesiog ant kontakto va prijungiau laidelį ir ant kontakto šitą uždėjau ir prideginu, kad prisitrauktų jisai ir niekur tas laidas nejudėtų iš kontakto. Dabar pastebėjau dar, kad šitie laidai biški per trumpi, tai tiesiog pasiemam, šitą guminį nuėmam, aišku, galite ir su peiliu, nebūtinai taip. Kai darysiu angelų video, viską paaiškinsiu plačiau, dabar atrodo, kad čia yra nesąmonė. Gerai bus. Ir šitą jungsim tiesiai į bateriją, minusą. Tai kai yra ant nulio, o todėl ir yra du prongai, jungiasi du pliuso laidukai, vienas į angelus, kitas į bateriją ir toks gaunasi kaip tiltas. Kai yra šitoj ant nuliuko, tą tiltą uždaro, elektra nepraeina iki batarkės, kai paspaudžiat, tiltas atsidaro ir praeina elektronai visi iš batarkės į LED barą ir įsijungia jūsų LED baras arba angelai. Pasiėmiau seną pliuso laidą kažkokį iš garažo radau. Tai irgi taip pat darom kaip toj pusėje. Prasivedam pliuso laidą pro prongą. Antrą kontaktą užsidėti. Tai dabar tiesiog aplink kontaktą apvyniojam likusi nuogą laidą. Tai dabar, kad jis mum nenuslystų, vėl pasiemam, bet šitie buvo per maži biški. Įsikimsiu didesnius, kad tilptų ant kontaktą, nes tas nelabai ten tilpo, bet vis tiek užsidėjau. Biški, čia padengia, tai ar taip nekontaktuos su kitu to pliuso laidu. Traukia visą kontaktą. Prašau, saugiai, kad netrumpintų nieko, kad neužsidegtų paskui pirda jūsų. Ir turim dabar prasivedę du pliuso laidus. Vienas šitas eis į LED barą, o šitas eis į batarkę. Tai dabar dar irgi šitus laidus irgi taip pat prasilginam. Jungsim šitą į bateriją. Šitas storesnis, tai šitas turėtų biškį lengviau nusiimti. Iš karto protektorius nusiėmė. Tai irgi dabar pasidarom vientisą greitai. Sujungsim irgi su šitais pačiais prijungsim. Jie šiaip žiauriai patogus, aš sakau. AliExpress'e kokius 5 eurus kainavo, jeigu dirbot su elektra, tai tikrai jos apsimoka pasiimti, nes, gan patikimi yra, jie tiesiog apsitraukia ir, prašau, kaip teigia. Prasivedam laidus ir įsistatom tą mygtuką. Tiesiog lengvai įsispaudžia, čakšt. Ir čia paprastai paimsim tiesiog labai mažai įpjausim šitą laidą, nes, jis tiesiai eina į bateriją. Tai įpjausim tą laidą, apvyniosim ir tada su izoliacija apvyniosim. O šitą jungsim tiesiai į LED barą. Tai galim iš karto prasivest. Užsidedam šitą dar, kad paskui galėtumėm sutaupyti laiko izoliacijos nenaudodami. Dabar tiesiog užlenkiam, šitą padedam ant viršaus ir irgi prideginsim ir viskas čia gausis labai gražiai. Dabar beliko pasijungt minusą ir pasijungt šitą pliusą.
iš mygtuko į batarkę. Protektorių nuimat, kad tik varis matytųs ten tam viduje viso laido. Tada apvyniojam šitą, kad kontaktuotų su tuo variu, kur yra laidas, kuris eina į batarkę. Ir minusas beliko prijungt po to. Minusą jungsim prie angelų. Štai čia, į šitą. Jo, kas yra? Kas? Išvažiu operatorių, čia biškai kažką vafliuoja. Irgi taip pat darysim kaip ir čia viršui. Tiesiog su minusu. Tai minusas eis va čia, iki kol pamatysim varį. Tai irgi tą patį darom, ką ir darėm su pliusu. Po biškį nuskutinėjom protektorių, iki kol pamatysim varį. Va, op. Tiek tai reikia. Labai mažai šaką. Nenukirpkit laidų, nes po to bus sunku užsidėti. Ir tiesiog laiko gaišimus. Dabar beliko va šitą apvyniot, bet kodėl irgi ventikas neveikia, aš nesuprantu. Jau, kaip sakėm, gali būti, kad perdegė, nes gal palikau per naktį jį. Šviečia. Ir dabar betrūksta užvynioti izoliaciją. Šitą judinam. Gerai. Tai dabar užsidedam veidą, vairo plastiką ir galėsim judėti, pažiūrėti, kaip šviečia. Dabar beliko prisiveržti tą snukį. Aišku, čia pas mane, žinokit, nėra laikiklių, tai biški tenka su zateškiam susitem, bet, jeigu laiko, tai laiko. Dabar užsidedam vairo plastiką. Normaliai. Žodžiu, LED baras uždėtas. Tai dabar važiuosim, pasiimsim operatorių ant galo ir važiuosim iki garažų, pažiūrėti, kaip šviečia. Tai va, žodžiu, atvažiavom iki garažų, patestuot, kaip šviečia LED baras. Tai dabar šviečia tiesiog su lempom. Dabar jungiau angelus ir dabar jungsiu LED barą. Skirtumas belia kaip, matai. Visiems kaip tau eina seneliai, čia gobgatainas, barankas, suikajasi kaip kodeinas, raudonvario plente, aš kaip paladinas, skraidau, nes negalim iškristi iš gimtinės, draugelis čia sakė, negali pamirštos blondinės, negali pamirščios krūtinės, mes šokam į grikelį ir žiūrim čia prie kitą tamsintą audį.